Labas vakaras, mėly DRT žiūrovai. Su jumis, kaip ir kiekvieną savaitę, sveikinasi laidelė su knyga Kūrybinė grupė. Šiandien susipažinsite su kasmetinio Druskininkuose organizuojamo festivalio Poetinis druskininkų ruduo išleisto almanachu. Namų šeimininkės ir gero skonio mėgėjus nudžiugins išleistas Skonio žinynas. Taip pat jūsų laukia pažintis su 2 naujais užsienio rašytojų romanais. Nepamirškite ir to, kad mūsų laidelėje turite puikią galimybę ne tik susipažinti su Minties ir Vagos leidyklų išleistomis naujienomis, bet ir laimėti vieną iš laidoje pristatytų knygų. Todėl užsirašykite mūsų studijos telefono numerį 58081 ir laukite laidelės pabaigoje užduodamo klausimo. O jeigu žinote teisingą atsakymą, skambinkite. O aš noriu pasveikinti Ramutę Vasiliauskienę, kuri praėjusią laidoje laimėjo Elizabeth Gilbert knygą Piligrimai. Linkiu ir jums atidžiai klausytis ir dalyvauti mūsų konkurse. Pirmoji šiandien pristatoma knyga tai 2011 metų Poetinio druskininkų rudens almanachas. Spalio mėnesį mūsų mieste jau 22 kartą surengtas tarptautinis literatūros festivalis Poetinis druskininkų ruduo. Šiame festivalyje kasmet susirenka gausus būrys rašytojų, kritikų, leidėjų, ne tik iš Lietuvos, bet ir iš daugybės kitų pasaulio vietų. Poetinio druskininkų rudens almanachus kasmet leidžia Vagos leidykla, todėl ir tie, kurie neturėjo progos išgirsti skaitymų gyvai, daug ką ras šioje knygoje. Šiame almanache perskaitysite jums gerai pažįstamų lietuvių autorių, tokių kaip Eugenijus Ališanka, Daiva Čepauskaitė, Dainius Dirgėla, taip pat druskininkietis Artūras Valionis tekstų. Leidinys yra daugiakalbis, jame yra latvių, amerikiečių, švedų, islandų, rusų ir daugybės kitų autorių tekstai. Dalyvių tekstai pateikiami originalo kalba ir su vertimu į lietuvių kalbą, todėl kiekvienam labai patogu pasirinkti, kokia kalba skaityti. Lietuvių poeto eilėraščiai taip pat pateikiami su vertimu į anglų kalbą. Knygos pabaigoje rasite praėjusio festivalio laureatų tekstus. Pagrindinis Poetinio druskininkų rudens prizas yra Jotvingio premija, kuri šiemet už knygą Vėlyvieji tekstai buvo įteikta Alfonsui Andriuškevičiui. Kita jaunojo Jotvingio premija atiteko Mariui Burokui. O knygelę siūlyčiau įsigyti visiems, kurie praleido mūsų mieste vykusius skaitymus, o galbūt ir tiems, kurie nori juos ir vėl prisiminti. Antroji šio vakaro naujiena – britų autorės Nikki Segnit Skonio žinynas – skonių deriniai, receptai ir idėjos išradingam virėjui. Ši knyga yra unikalus maisto derinių rinkinys, pristatantis vieną derinį po kito abėcėlės tvarka. Nuo klasikinių, pavyzdžiui, aviena ir abrikosai, iki neįprastų derinių, pavyzdžiui, arbūzas ir austrės. Skonio žinyne pateikiama net 980 derinių, o jų aprašymuose galite rasti apie 200 receptų arba jų užuominų. Knygoje nėra patiekalų ar jų ingredientų iliustracijų, tačiau viskas labai patogiai išdėstyta abėcėlės tvarka, o knygos gale pateikiama bendra ir receptų rodyklės. Šis estetiškas ir informatyvus Skonio žinynas yra puikus vadovas, padėsintis tobulėti virtuvėje, atrasti nepaprastų skonio derinių ir puikiai tiks visiems, kurie mėgsta eksperimentuoti virtuvėje. Knygą išleido Vaga, iš anglų kalbos vertė Eglė Aleksandravičiūtė. Kita pristatoma knyga Roberto Frederiko Opy Giljotina Teisingumo stulpai. Šioje knygoje atskleidžiamas žiaurus žmonijos išradingumas. Giljotina yra galbūt pats baisiausias ir labiausiai bauginantis egzekucijos būdas, naudotas mūsų laikais. Knygoje pateikiama visa faktinė informacija apie šį mirties įrankį, nuo jos sukūrimo ir išradėjo iki giljotinos panaikinimo. Įdomu, kad tai ne vien sausi faktai, o ir įdomus bei jautrus pasakojimas apie didžiulės galios įrankį visuomenės naudotą kaltiesiems ir nekaltiesiems palaužti. Knyga bus įdomi visiems, kas domisi istorija, o ypač revoliucinių Prancūzijos nusikaltimo ir bausmės laikotarpiu. Iš anglų kalbos vertė Aleksandra Gobienė, išleido Minties leidykla. Na ir paskutinioji šio vakaro knyga lenkų autoriaus Vieslavo Myslivskio romanas Traktatas apie pupelių gliaudymą. Tai pasakojimas apie 20-ojo amžiaus žmogų, išgyvenusi ir didelius lūkesčius ir dar didesnius praradimus. Romanas apima ir 20-ojo amžiaus istorinius įvykius, pradedant Antruoju pasauliniu karu ir baigiant šiomis dienomis.
Tai vieno žmogaus pasakojimas, tačiau į jį įtraukta daug skirtingų istorijų, kurios gana kurioziškos, netikėtos bei linksmos. Tai tam tikra mozaika, kurioje glūdi nemažai įžvalgų apie žmogaus ir visos žmonijos lemtį. Pasakotojas prisimena tragiškus karo laikų išgyvenimus, jaunystės ieškojimus ir klaidžiojimus pokario metais, gyvenimą užsienyje ir grįžimą atgal į tėvynę. Traktatas apie pupelių gliaudymą tai metafizinis romanas apie 20-ojo amžiaus žmogų, išgyvenusi ir didelius lūkesčius ir dar didesnius praradimus. Romaną iš lenkų kalbos vertė Kazys Uscila, išleido leidykla Mintis. Štai ir visos šio vakaro knygų naujienos. Na, o dabar metas konkursui. Teisingai klausimą atsakė žiūrovas, bus apdovanotas poetinio Druskininkų rudens almanachu. Konkurso klausimas skamba taip. Kas šiemet buvo apdovanotas pagrindinė poetinio Druskininkų rudens Jotvingio premija? Teisingų atsakymų laukiame telefonu 58081. Skambinti galite dar 20 minučių po laidos. Na, o aš jums linkiu gero vakaro su knyga ir atsisveikinu iki kito susitikimo.